Gediminas tinklapio pinigų-karta.lt lankytojas norėjo paklausti, kokios naujovės laukia šiemet deklaruojančių pajamas. Ką reikia žinot, norint taupyti savo laiką, galbūt nervus? Na, kaip žinia, praėjusiu metu pradžioje įvyko mokesčių įstatymų pasikeitimai, įsigaliojo keletą naujų gyventojų pajamų mokesčio nuostatų. Vienos iš reikšmingesnių tai yra neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka. Taip pat atsirado išskirtas kaip atskiras mokestis privalomasis sveikatos draudimo mokestis. Iš to seka, kad mokesčių deklaracijos ir duomenys, kurie turės patekti į deklaraciją, pasidarė sudėtingesni. Mokesčių inspekcija, atsižvelgdama į tai, sukūrė tam tikras elektroninės programinės priemonės, kad palengvint mokesčių mokėtojams deklaracijų užpildymą. Tiesiog tam tikras kiekis duomenų pateks į mokesčių mokėtojų deklaraciją savaime programinėmis priemonės ir mokesčių mokėtojai atsidarę elektroninę deklaravimo sistemą jau šią savaitę ras tuos duomenis sudėtus į deklaracijas ir mokesčių mokėtojams reikės arba patvirtinti deklaracijas, arba jas papildyti tam tikrais duomenimis, kurių mokesčių inspekcija neturėjo. Tai čia gera žinia. O ar yra bloga žinia? Kaip žinot, kaip būna gera žinia ar bloga žinia? Ar yra kažkokia bloga žinia, kad šie pasikeitimai kažkaip paveiks jau konkrečiai sumas, kurias deklaruoja ir tikisi arba atgauti, arba primokėti vartotojai? Na, mokesčių įstatymai ir procedūros iš esmės nėra nei geri, nei blogi, jie yra tokie, kokie yra. Iš mūsų administratoriaus pusės svarbu, kad mokesčių mokėtojai galėtų savo prievolės įvykdyti greičiausiai ir ekonomiškiausiai. Taip šiemet pamačius savo pajamų deklaracijas, tam tikriems mokesčių mokėtojams gali tekti, perskaičiavus MPD, primokėti pajamų mokesčių tam tikras sumas. Koks tai bus mokėtojų skaičius ir kokia suma pasakyti dar sunku, nes tiesiog ne visi duomenys suskaičiuoti. O jeigu labai trumpai, kodėl taip yra? Jeigu taip pat labai keletų žodžių paaiškint, kas pasikeitė, kad gali tekti? Na, paprastai sakant, tiesiog dabar yra įtvirtinta tokia sistema, kai didėjant gyventojų pajamoms mažėja neapmokestinamas pajamų dydis. Ta prasme, preziumuojama, kad mokesčių mokėtojas gaunantis daugiau pajamų, jam taikomos mažesnės lengvatos, paprastai kalbant. Taip. Nemaža dalis žmonių, gal net ir sunku būtų išvardinti kažkokį tai konkretų asmenį, nes gavom nemažai klausimų būtent susijusių su šia tema. Teiraujasi, kokios išliko mokesčių lengvatos, pagrindinės mokesčių lengvatos deklaruojantiems pajamas. Tai yra, ar studijuojantis, turintis kreditus, dar kažką žmonės, kokias jie gaus lengvatas, kurie žmonės gaus lengvatas? Na, didžioji lengvatų dalis tikrai išliko. Jeigu pažiūrėt gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnį, tai ten yra daugiausiai punktų ir pats ilgiausias straipsnis įstatymą apie 55 pozicijos, kurios yra neapmokestinamos, tačiau yra ir tam tikri atvejai, kai mokesčių mokėtojai tas išlaidas, patirtas savo išlaidas gali susigrąžinti iš sumokėto pajamų mokesčio. Tai išliko tie patys atvejai dėl pensijų draudimo, dėl gyvybės draudimo, dėl studijų ir mokslų. Būsto paskolos išliko lengvata? Ne, ta lengvata dabar jau nebenumatyta. Kaip jūs prognozuojat, kaip gali keistis deklaracijas pateikiančių žmonių situacija? Tai yra, ar jų gali padaugėti šiemet, ar sumažėti, ar padaugės vėluojančių? Kaip jūs prognozuojat patį procesą, patį eigą? Na, su kokiu faktu susidūrėm, kad pateikiančių mokesčių skaičiuojančių asmenų deklaracijas, tai yra juridinių asmenų, ir pateikiant, pavėluojant, padaugėjo šiais metais. Nustatytais terminais net 10% mokesčius išskaičiuojančių asmenų, tai yra vienetai, juridiniai asmenys, UAB, akcinės bendrovės, vėlavo pateikti savo duomenis ir tuose duomenyse buvo daugiau klaidų. Bet dabar tos klaidos ištaisytos ir, kaip minėjau, duomenys pateko į deklaravimo sistemą. Bendrai paėmus, manau, kad galima prognozuoti, jog deklaracijų šiemet tikrai nedaugės, skaičius bus arba panašus kaip ir pernai, tai yra apie 800 000 arba kažkiek tai mažesnis.